supranti, koks dalykas yra? Tavo gražiai pastatytas balsas, reiškia, ir tu jį stengiesi šitam forsuoti. Supranti, dėl to, kad čia yra. O čia reikalinga atviro, tokio negriško balso. Ot kaip tavo brangusis Butkus, supranti, žinai. Jisai yra neapmokytas, jo šitokio ryksmo, tokio neapvaldyto ryksmo, reiškia, ta stilistika jinai yra labai gera yra. Kaip ir įspūdis didelis ir kaip ir toks kūrinys toks pritrenkiantis, šokiruojantis ir sudėtingas. Ir balsai tokie, duok Dieve. Ir nežinau, ką pasakyti. Ir kažkas kažko kaip ir nežinau kas. Bet aš pradėjau žiūrėti, žinot, labai įdomus dalykas, tiesiog aš pagavau save, kad aš nebežiūriu į juos. Ir tas, matyt, tas smūgis ir tas garso decibelų kiekis šiek tiek pribloškė. Aš pradėjau žiūrėti į publiką, kaip reaguoja. Ar jie taip pat adekvačiai reaguoja.